Dabar aš jums parodysiu, kaip patogiau naudotis Facebook. Spauskite rakto simbolį Google Chrome naršyklėje, tada pasirinkite įrankiai ir plėtiniai. Sekančiame lange pasirinkime gauti daugiau plėtinių. Paieškos laukelį įveskime FB Photo Zoom ir paiešką. Dabar spauskime ant FB Photo Zoom logotipo ir spauskime įdiegti. Būdami Facebook, perkraukite puslapį. Dabar jums nebereikės spausti ant kiekvienos nuotraukos atskirai. Tiesiog užvedę pelės žymeklę ant bet kokios nuotraukos padidinsite iki originalaus dydžio. O tai tikrai sutaupys jūsų brangaus laiko. Manau, kiekvienas esate bandę nukopijuoti nuotrauką Facebook'e ir jums nieko nesigavo. Dabar aš jums parodysiu, kaip tai padaryti. Iš pradžių spauskite ant nuotraukos. O dabar kairiu pelės klavišu pažymėkite nuotraukos adresą ir spauskite Enter. Kai pastebėjote, aplink nuotrauką dingo juoda spalva, o tai reiškia, kad dabar jūs galite kopijuoti nuotrauką. Dešiniu pelės klavišu paspaudę ant nuotraukos, pasirinkite išsaugoti paveikslėlį kaip. Dabar jūs mokate kopijuoti nuotraukas Facebook'e. Taip, tas įprastas Facebook dizainas tikrai nežavi. Todėl dabar aš jūs išmokinsiu, kaip pasikeisti Facebook dizainą į daug kietesnį. Kaip jau ir tapo įprasta, spaudžiame įrankiai, o tada spaudžiame plėtiniai. Na, o dabar spauskime gauti daugiau plėtinių. Sekančiame puslapyje paieškos laukelyje įveskime Stylish. Ir paieška. Na, o dabar spauskime ant Stylish logotipo ir pasirinkime įdiegti. Ir žinoma, kaip visada, nepamirškite perkrauti puslapio. Ką jūs galite daryti dabar? Dabar jūs galite keisti išvaizdą. Dešinėje viršuje spauskime ant Stylish logotipo ir pasirinkime Find More Styles for this site. Dabar jūs galėsite rinktis iš 1000 įvairių dizainų, sukurtų specialiai Facebook svetainiai. Aš dabar pasirinksiu vieną, kad parodyčiau jums, kaip tai atrodo. Dark Shiny Blue turėtų būti graži. Norint instaliuoti šį dizainą, spauskite Install with Stylish ir tada spauskite Gerai. Grįžtam Facebook, perkraunam puslapį ir voila, mes turime naują stilių. Stilius man asmeniškai visiškai nepatinka, nepataikiau šį kartą, bet svarbiausia, jūs supratote, kaip tai padaryti. Patys matote, pasirinkimas tikrai labai didelis, manau, kiekvienas iš jūsų atrasit savą stilių. Su Stylish jūs galite atrasti dizainus ne tik Facebook, bet ir daugelį kitų populiarių puslapių kaip YouTube arba Google. O desertui norėčiau supažindinti jūs su viena labai gera programa, kuri vadinasi Facebook Desktop. Parašykite į paieškos langą www.facebookdesktop.com. Atsiradus jų oficialiame puslapyje spauskime Download Now, it's free. Instaliacija pas mane yra vokiškai, pas jumis turėtų būti angliškai, bet supraskite tai, kad jūs turėsite paspausti Yes. Ir tada prasidės instaliacija. Vėliau turėtų atsirasti va tokia lentelė, kurioje diegimas vyks toliau. Čia jūs, manau, turėsite paspausti Install. Tada nieko nekeisdami turėtumėte paspausti apačiau esantį Next. Čia jums, manau, teks paspausti I agree. Ir dabar prasidės paskutinė instaliacija, po kurios mes jau būsime baigę. Dabar net nenaudodami naršyklės, visada žinosite, kai jūsų draugai parašys kažką naujo ant savo arba jūsų sienos. Tai yra labai patogu, nes dabar jūs galite užsiimti visiškai pašaliniais dalykais, tarkim, žiūrėti filmą. Vertinkite, komentuokite, prašykite naujų pamokų. Su jumis buvo Quasar, iki kitų susitikimų, sėkmės.